Labas rytas, 7:16. Keltas mano 10, bet aš matysiu ant 7:50. Tikiuosi praleisiu, blemba, nes neturėsiu ką veikti. Ir dar lyja, nu tai suprantat. Na, liktais bizeko labai didelio nėra, kiek matau. Bandom, kalbėsim. Kol kas viską pravažiavom, žiūrėsim kaip toliau. Kitus dar tik paleidžiam, tai teks palauk dabar. Dviratukas vietoj, baigiam mašinas pakrauti ir išplaukiam. Čia nuskanuoja, net nežiūri laiko. Čia mašinas labiau tikrina su numeriais. Viskas, pajudėjom į mūsų tikslą, į salą. Nedaug reikės min, kur apsistojęs mano šeima apie 1:30. Bye bye Leamingtone, nelabai tu man patikai. Sakyčiau, čia keltui reikia truputį pamanevruoti, taip į vieną pusę, po to į kitą. Imkim bazę, nu kur tu taip kairė? Tuo į stulpą. Nors ne, maybe praplauksim, ne, pasižiūrėsim. Jaučiu gabaritis. Maladėts, dar mes toli nuo stulpo ganėtinai. Keliaujam į vidų. Auč, kaip kojytė skauda. Nuo laiptukų. Einam, pasėdėsim, atsigersim. Čia visai gražu. Einam priekį. O, visą apėjom. Viskas, atplaukiam. Welcome to Ella White. Mes jau čia. Mane išleido pirmą. Pagarba man. Atvykom į Jarmautą. Visi dar miega. Gražu. Šalta truputį, čia šalčiau, man rodos. Ir rytoj turėtų būti nuostabus oras. Gražu. Sveiki, brangieji. Dabar mes jums pranešime orų prognozes. Šiandienos orai trumpai, lietingi. O ko gali tikėtis, bet man tik giedrėja rodos, ne? Nu, pamatysim, kas bus toliau. Wow. Nuvažiavo kažkam padėti. Hei, nedaug jau liko. Kokiam 5 minutės. Va kaip tik dabar įsitestuos tašės, ar jos waterproof. Tiek priekinė, tiek galinės. Nu, galinės, aš manau, tikrai waterproof. Bet dėl priekinės, tai, nu, irgi sako waterproof. Pažiūrėsim. Sustojau truputį palisėti. Į kalnių yra, nelabai žiūriu. O, kas mėgsta žuvauti. Aš jaunystėje kartais nerį pagaudydavau. Oi, pagaliau pabėgom. Nuo to bizį kelio vargina tas triukšmas. Labai nemėgstu pagrindinių kelių. Nu, bet daug nevažiavom. Tai nieko baisaus, aš sakyčiau. Impruvino stabdžius, nebesipia kaip stabdai. Atsimenu, kaip būdavo diskiniai ir stabdai. Toks garsas. Dabar jau viskas kitaip. Nu, pagaliau išmetė į kažkokius gražesnius takus. Čia aš dabar esu Newportas, jeigu neklystu. Tai pagrindinis Ella White miestelis. Sveiki sugrįžę į nuostabiausius keliukus, kur vėl ramybė. Kaip gerai. Kur kelias baigėsi? O, ne. Na nieko, nėra dar taip blogai. Nu, žiūriu dar prieš galą paskutinės įkalnės. Tai ką galiu pasakyti, kelias pats prašiausias. Iš kokių važiavau visoje šitai kelioniai. Nu tiek jau mašinų. Atrodo sala, bet mašina po mašinos. Ir smirda tam išmetamam dujom. Bet jau nedaug liko, 8 minutės.
Niekam dar neatsakiau, kad anksčiau atvažiuoju. Jau bandysim nustebinti. Įveiktas pagrindinis kelias. Liko 2,4 km. Va tokiais ramiais rajonėliais. Kaip gerai. Įdomu, manęs laukia kas nors. Au. Nustoja ir lyt. Galima ir geresnę kamerą įsitraukti. Su GoPro negeriausias vaizdas. Šitą daug geriau filmuoja. Grįžau į savo mėgstamus keliukus. Pasiektas parkas Woodside Bay. 6 dienų tikslas. Ką tik skambinau šeimai. Sakiau, kad dar keltas vėluos. Kažkas nutiko. Jis sako, eina savo, kiek dar laukti. Dar sakau, važiuot 1:30 mato. O aš jau čia. Kiek žinau, 114. Reikia tyliai važiuoti, kad nematytų. Matau auto. Atvažiavau. Pagaliau. Visas šlapės. Ir panašiai. Čia ramiai įsikūrė. Laiptukai reikia susinešti. Eina savo. Įveiktas mano tikslas. Šiandien nusimato polisis. Hello. Aš sakiau, jaučiu, kad turi atvažiuoti tėvas. Ne. Aš dar atsukau, niekur mes nevažiuosime. Tai aš 7:50 išplaukiau. Ten nuskanuoja, nieko nerūpi. Gerai, audronė, kaip ir sako, nezrė nemiegoja. Aš jį sutiksiu. Vieną minutę prasilenkiam. Bambuliukė prisidėjęs. Sutiko mane šeimyną su lietum. Keliavam dabar, paeksplorinsim po salą. O rytoj planuojam vėl į lankytiną vietą kažkokią nukeliauti. Atkeliavom į vienuolyną. Einam, paeksplorinsim. Beveik nebelyja. Sveikas. Tai šią vienuolyną jau 900 metų. Bet jis buvo atrestauruotas. Nuostabiai atrodo. Pirmadienį čia išplauksiu ir paliksiu salą. Iš kur ten? O gal ten? Nežinau. Čia kaip laika, tikrai ne. O kaip tam važiuoja? Labas, mielas žiūrovė. Šiandien, žinokit, visiškas autas. Valgau ir lisiuosi. Buvom truputį čia aplankyti saloje, lyjo visą dieną, o dabar jau vakaras gerėja ir 2 dienos į priekį bus nuostabios. Rytoj planuojame apsilankyti nuostabiame dvare. Ir dar ką nors parodysim įdomaus šitoj saloje. Isle of Wight. Čia Fordų susirinkimas buvo vakar, dar porą liko. Fordų fanų turim, žiūrovų gretose. Aš taip pat šį Fordą vairuoju. Dabar tai dviratį. Tai nuo šių namukų, kur esame sustoję, čia iki jūros, apie 100 metrų. Labai gražu pasivaikščioti. Žiūrėsim, kur čia galime nueiti. Gamta viską savo pasiema.